Labą dieną. Nu ką, metai laiko pertrauka ir mes vėl esame Rally Tauragė. Ekipažas, kaip matot, šį kartą kiek neįprastas. Šalia sėdi mechanikas. Su mechaniku važiuojam susirašinėti greičių ruožus dabar. Buvusių mechanikų. Jau buvusių. Kodėl nusprendėjai šturmanautų, ne mechanikaut? Reikia viską išbandyti gyvenime, tai pats ir vairavau, mechanikavau, o dabar sėdžiu šalia kaip šturmanas. O kas lengviau vairuot pačiam ar šturmanaut? Šturmanauti yra lengviau, bet aišku, yra šturmano didesnė turbūt atsakomybė, kad viską sureguliuoti iki galo, kaip viskas sklandžiai vyktų. Iš tikrųjų, tai Dominikui pardaviau kažkada, gal prieš 2 metus, savo tą baltą gerą seną Civiką, skraidūną. Ir vieną dieną paskambino, sako, varom į Tauragę. Aš kadangi per silpnas atsisakyti tokiem pasiūlymam, tai iš karto sutikau ir esame Rally Tauragė. Tai kaip čia daug kas spėlioja, tai ne, Civicų neatsipirkau aš atgal. Tiesiog nusprendėm vienas varžybas, kaip čia gražiau pasakyti, pakvailiot, papramogaut ir tiek. Tai administracinė komisija jau praėjom, važiuojam, dabar susirašysim greičių ruožus. Greičių ruožus 8 turim, ne? Turim 8 greičių ruožus, tai šiandien važiuojam, susirašom. Važiuojam į tuos greičių ruožus ir toks jaučiuosi atbukęs nuo tos stenogramos, kad realiai nei treniruočių nieko nebuvom. Tai paskutinį kartą mūdų irgi bombukai matėmės prieš pusę metų, gal nebuvom nei pasibandyti nieko. Tai geriausi dalykai nutinka netikėtai. Ir neplanuotai, bet nežinau, ar ralyje tokie dalykai gerai. Nu, žodžiu, kaip bus, tai bus. Rezultatų mes čia jokio čempionate šiemet nevažiuoju. Tai rezultatas koks bus, toks bus. Aišku, stengsimės lėtai irgi nevažiuoti, stengsimės greitai. Jeigu žinosim kelią, kur važiuoti, šturmanas užskaitys. Aišku, čia ženklus bus į dešinę. Tai žodžiu, važiuojam, susirašom greičių ruožus ir pažiūrėsim, kaip mums seksis šiame etape. Atvažiavom į pirmą susirašyti, blemba, koks keistas jausmas. Bet kažkaip nesijaučia, kad varžybose. Nu, ne ką trukom, tik 4 valandas ir susirašėm visus greičių ruožus. Nu, tai jau sakyk. Tik viskas būtų kaip ir gerai, bet blemba oras, tai dabar apstojo, bet susirašinėjant, tai saulė šviečia, tai lyja. Danga tai smėlis, tai molis, tai dumblas, tai rytoj visą dieną lietų rodo, tai nežinau. Nu, bet bus kaip bus. Tai šiandien viską susitvarkim, važiuojam, dar pasitikrinsim greičių ruožus nusifilmavę. Ar be klaidų ir eisim ilsėtis, tai šiandien tiek, greit. Labas rytas iš saulėtosios Tauragės. Tai panašu, kaip pranašavo, taip ir yra pila be sustojimų nuo pačio ryto, tai oi bus. Nu, kaip nuotaikos? Labai geros. Viskas puikiai įsimiegojom superiniai. Aišku, oras gadina šiek tiek nuotaiką, bet viskas, manau, bus gerai. Kokteiliai nuo ryto iš karto, tai dėl to nuotaika ir gerėja. Tai dar šiandien atvežė mašiną, turi praeiti techninę apžiūrą, o mes ką važiuojam į servizą. Kursimės, rengsimės, reikia pastatyti automobilį į uždarą parką. Dar yra šiokių tokių smulkmenų prie automobilio. Važiuojam dabar iki servizo, nuvarysim automobilį iki uždarų parkų ir lauksim savo startų. Nu ką, 10 sekundžių. 200. 200 iki miško. 300. Kairys 3 glaust.
100 PM. Stop dešinys 5. 50. Dešinys 2. Šimtas 20. Kairys 2 plius per trampliną. 120. Dešinys 2 čiut pjaut. Čiut pjaut. 100 PM. Kairys 2-3 siaura. Į dešinį 1. Stop šikanas iš dešinės. Tramplin dešinė 100. Kairys 3 žemyn. Šimtas PM. Tramplin vidurių 100. Dešinys 2 plius, PM, stop šikanas iš dešinės. $40. Dešinys 3 žemyn. Į kairį 1. 107. Dešinys 3 glaust, į kairį 3 neišleist. Dešinys 3 70, kairys 2. $200. Dešinys 2 plius per trampliną laikyti. Kairys 2 ir dešinys 2. $40. Kairys 1, 2 minus. 2 PM. Kairys 0, glaust, prie medžio. Nevelka. 50. Dešinys 2 minus 100. Dešinys 1. Į kairį 1. 200 finish. Paspaus biškį. Eik, tu na 16. Ne, tu nesveikas. Kur įsipykinimai dangų. Nu ką. Kairys 4. 100. Dešinys 4. 100. Kairys 2 į dešinį 1. 2 PM. Dešinys 0. Į kairį 1. 2 PM matai. Tramplin vidurių ir dešinys 2. 30. Kairys 3. Plius. 70. Dešinys 2. Pjaut. 30. Kairys 4, 3. Siaura, neišleist. Eik tu. 20. Stop, dešinys minkšta. Dešinys 3 pjaut.
120. 4 į kairį pjaut. 100, stop, dešinys 5. Ir kairys 2. 200. Stop, šikanas iš kairės. 300. Tramplin vidurio. 70. Kairys 3-4 čiut pjauti į dešinį 2+. Į dešinį 2+. 70. Dešinys 3 glausti į kairį 3+. 100 pėm. Į dešinį 5. 2 pėm. Kairys 4. 100 pėm. Dešinys 4 greitas pjauti. 3 pėm. Kairys 3-4 lėtas. 10 šiaip pagavo tuos pliurzys. Aš jau mačiau, kad na. Greitą vietą prapam tam laikom. Išjungam. Išjungiau jau. Ant asfalto į dešinę. Čia gal tai nieko negirdėjau. Tai aš jau mačiau, kad važiavai neutraną. Bet gerai, da, ten išlėkiai pomai. Greitoji buvo ten įeina. Jo, bet greita vieta, tas lydimas jau kokią sekundę, 2 neturi, žinoma, tokių. Bet toks pagauna to švaraus. Tada eina gerai. Tempiau, taip tai vietoj. Taigi vyrai, kaip sekėsi pirma ralio dalis? Pakomentuok. Nu ką, saulėta Tauragė. Lietus tikrai nelyja. Šiaip viskas faina, jeigu ne lietus, labai slidu, nesibėgėja automobilis. Iš šikanų tai vietoj stovim, nežinau ką ten. Šnekučiuojamės važiuodami. Šitie pirmi 3 buvo greiti posūkis tiesioji, tai sėdi toj mašinai ir galvoji, dairaisi. Taip, ir tiesiųjų gerų yra ir visko, bet tiesiog iš šikanų išvažiuoti ganėtinai yra sudėtinga. Dabar po servisų šitie bus, manau, darbiniai labiau tokie. Tai... Lietus labai sutrukdė reikalus visus. Šiaip, nežinau, mūsų automobilių tai labai, nes labai nesibėgėja. Labai. Stoja gal neblogai, nes lengvas, bet kai reikia išvažiuoti iš posūkių ir iš šikanų, tai labai daug sekundžių ten prateriuojam. Kaip tau sugrįžimas? Oi. Dabar šitą trečią, tai pusę ruožų užsijuokim. Jo, prasižvengėm, nes biški šiek tiek mane buvo išgazdinę. Išjungam. Išjungiau jau. Tai pradėjom juoktis, prisižvengėm. Ten buvo dešinys 2 pilnais ir pagavo tos putros vadinamos, palaido. Pradėjom tasyti, tai... Ir link medžių jau einam ir Dominiks jau... Ai, dar trečiam šiek tiek pristabdė avariją, nes buvo kairys 3 žemyn ir toksai ne upelis, o tiltelis ir už jo, man atrodo.
Jo, bet ten Jo. kriminalų nebuvo. Kriminalų nebuvo, bet tiesiog prilietino mumis, tai tikrai ten galėjom Šiaip prarasti. Be reikalų labai daug irgi praradom, kokias 4 sekundės tikriausiai. Bet šiaip viskas laimingai, esame servize, tai va, vyrukai apžiūri automobilį, pažiūri visus mazgus ir ką, nu, varysim kitą Čempionate nevažiuojam, tai rezultatas mums kaip ir nėra labai čia aktualus, tai smaginamės ir tiek. Gerai. Ačiū. Nu, aplenksim lietų. Aplenksim ir ne tik. Šimtas. Dešinys 3 plius. 170. Kairys 2 plius laikyt. 120 tramplin ir dešinys 3 minus. Į kairį 3. 70. Dešinys 2 plius. 100. Dešinys 0. 170. Kairys 0. 70. Kairys 3. 70, tramplin dešinė, 50, kairys 3 minus. 120, tramplin kairė ir dešinys 2 plius, neišleist. 120, kairys 3 eurą ir dešinys 2 plius. 107, stop, dešinys 5. 100, tramplin kairė, 30, dešinys 3 plius minkšta. 200, kairys 3 plius. 120, tramplin viduriu ir dešinys 3 minus nepjauti. 200, kairys 3 čiut pjauti. Kairys 3 čiut pjauti. 500, Šimtas, stop šikanas iš dešinės. 2 plius čiut pjaut. 2 matai. Dešinį 6. 3 PM. Šikanas, stop šikanas iš dešinės. $70, dešinys 4. 200, dešinys 4. Finish. Dešinys 4. Taigi vyrai, kaip sekės po 7 greičių ruožų? Esam čia, tai reiškia gerai. Kaip šturmanas? Šturmanas jaučiu galvoju, kad vietoj Civiko čia reikėjo valtį atsivežti. Plaukėt? Laukia. Buvo klauskolų? Buvo, ne? Nu, Ne tik kelnėse. nebuvo šiaip. Šiaip nerizikuoju labai toks su protu, bet vietų labai sunku įvertinti dangą, nes viena vieta slidi, kita ne, nors danga atrodo tokia pati, tai atvažiuoju į posūkį, atrodo nekimba,
greičiau, kita vėl, žinai, toks, tai labai sunku įsivertinti. Trišimtai. Kairys 2. 70. Stop kairys 5 eurą. 40. Kairys 2 į dešinį 3. 100. Kairys 3 į dešinį 1. 70. Kairys 3 plius. 100. Dešinys 3, 4. Į kairį 5. Ir dešinys 4. Ir kairys 2. Ir dešinys 1. 100 pem. Kairys 4. 30. Kairys 4, 6 užsisuka. 30. Dešinys 4. 40. Kiek čia? Stop dešinys 5. 40. Stop dešinys 5. Slidu. 100 pem. Kairys 4. Dešinys 0. 107 tramplin kairė. 102 stop kairys 6 špilka. 100 kairys 2 minus. 50 dešinys 2 glaust. 30 kairys 4 eurą. 50 dešinys 2, 4. 107. Dešinys 1. 120 tramplin vidurių metą. 102 stop kairys 5. 40. Kairys 5 slidu nepjaut. Į kairį 2. Ir dešinys 1. 40. Dešinys 2 plius. 70 kairys 0. Į dešinį 1. 40 dešinys 3. 40 kairys 2 plius. 40 dešinys 4. Į kairį 3. 30 stop dešinys 6 špilka. 40 kairys 0. 50 tramplin dešinė. 50 kairys 4. Ir dešinys 2. 200 ant asfalto. Kairys 2, 3 į siaurą. Dešinys 3 plius. 3 pem finish. Su gesintuvais, ten irgi visokių įdomių Tai praeitą variklio upgrade'ų. Parodyt. Nulūžo dangtukas, išvarė tepalą, tai šitą 7 baigiantį ugnišį. Teisėjai užgesino, sukonstravom, dar vieną finišavom. Žodžiu, nuotykių netrūksta, ne? Nu dar toks finišas irgi pirmas. Su gesintuvu rankose. Jo. Atsidarau kapotą ugnis.
Barbecue. Teisėjas atbėgo, užpūtė. Tai radom tą propkę, sukonstravom. Tai šitą jau anavarinio svarbu finišas. Finišuosi, manau. Tu durns, kaip ten vienas sako, ne? Nebesvai. Pabaigėm paskutinį ruožą. Nežinau, ar įsirašint bordai, bet jeigu įsirašė, tai pamatys. Išrinkam, jau. 7 nulūžo Tepalo užpilimo probkė vadinama. Nu, paskui papasakosiu, bet čia finišas tai vertas filmo. Buvo atvira liepsna, degim, tiesioginė ta žodžio prasme. Mėsinom, degėm, ko tik nedarėm. Žvyrą pylėm ant variklių. Teisėjai užgesino. Tai 9 greičių ruožą paskutinį anavarinio ramiai pravažiavam, bet viską parodysim dar, bet mes jau beveik finišė. Ačiū. Nu, senė. Įveikėm šitą bezabraziją. Įvėlė čia mane į Sakiau, kad bus smagu. kino filmą. Važiuojam, sako, čia bus smagu. Paprikolinsim. Tai vos nesudegiai. Sutik. Dėk į šalmą tą. Viską pasimpo. Ir jau matytas, bet dabar jau kviečiam visą kompaniją. Žinau, kažkaip norėtųsi plojimų trupučiuką daugiau. Tai ką, viskas. Antrą vietą pavyko išsaugot, nors ir su ugnim, fanfarom. Civikas net apsiverkė iš tos laimės. Tepalu. Parodysiu meno kūrinį. Tai nulūžo va šitas dangtukas, sriegis liko viduj. Gerai, kad propkė, va čia buvo lauk neišlėkiai pastrigus, tai pavyko sukonstruoti, bet matuoklis gal geriau šiandien netrauksim. Ne, šiaip netrodo, kad čia daug tų tepalų išvarė, bet manau, kad pusė matuoklis tikrai bus. Pusė normos, manau, kad tikrai bus ištaškyti. Tai dar bandėm čia ir žvyro mes. Metėm žvyro, nes dar reikėjo suvažiuoti paskutinį 8 km greičių ruožą. O važiuojant vis tiek visur viskas įkaitę, karšta, garuoja tas tepalas, viskas į saloną eina. Rūksta, tai primetėm žvyro, kad šiek tiek bent kiek sugertų. Tai padėjo. Svarbiausia finišė. Eina savo. Nu, kaip? Eina saunu. Eina savo. Tai ką, šiam kartui tiek, susitiksime kitose raliuose. Rally kur? Paslaptis. Jau tu gal baigsiu, tai savo varam bus smagu. Ne, iš tikrųjų, tai dar tiksliai nežinau, bet kažkur manau, kad susimatysim. Tai šiam kartui tiek, iki sekančių ralių.